Ačiū Jums ir ačiū Jums už tokį puikų renginį. Visiems, kurie prisideda prie mūsų veiklos, visi, kurie dalyvauja, kurie savanoriauja, kurie šiaip ar kitaip prisideda prie mūsų iniciatyvų ir gerų darbų. Nes dėka Jūsų šiandien turėjom nuostabų renginį, Vaikų gynimo dienos proga. Ir daug atlikėjų, daug atrakcijų, daug visko. Ir kas svarbiausia, išsipildė mano svajonė. Mano svajonė buvo visą laiką pagauti ir paglostyti gaidį. Ir jinai išsipildė. Taip, kad niekada nesustokit svajot, nes svajonės anksčiau ar vėliau išsipildo. Tai dar kartą ačiū Jums už nuostabią dieną, už puikią nuotaiką, už tikrai fantastinį renginį. Dėkui Jums visiems, linkėjimai, myliu Jūs visus. Ačiū. Kodėl verta prisidėti prie paramos fondo veiklos? Kažkam reikia tai daryti. Tai svarbi veikla vaikams, visiems jau šeimai, aplinkiniams, pažįstamiems, visam kaimūno Lietuvai tai svarbu. Dėl to ir svarbu prisidėti. Kažkam reikia tai daryti. Nes visą laiką reikia palaikyti ir padėti galbūt silpnesniem arba tiem žmonėm, kurie šiuo metu jiem reikia tavo pagalbos. Aš visą laiką padedu ir nevengiu to ir man labai gera. Va čia sunku ir atidainuoti buvo sunku, nes norisi kiekvienam žmogui ir vaikui ateiti ir parodyti tą dėmesį ir būti su jais ir palaikyti. Ir dar plus esu labai jautri, tai gal dėl to, bet šitai džiaugiasi, kad galėjau šį vakarą, šiandieną čia būti. Noriu vaikučiam perduoti labai daug jėgų, stiprybės ir žinokit, kad jūs nesat vieni, su jum esu aš ir visos dainos skrieja jum ir visą laiką mano širdis atvira jum, tai jūs ne vieni. Palinkėjimas vaikams būtų, kad siektų svajonių ir kad tos svajonės išsipildytų, kad visi norai išsipildytų.